įkūrėja. Dabar jau būsima 3 vaikučio mama, gydytoja bei mokslų daktarė ir gyvenu Danijoje, Kopenhagoje. Šiandien noriu susikrauti gimdymo krepšį, nes jau laukiasi 36 savaitės plus. Tai kviečiu susikrauti gimdymo krepšį su manimi. Tik nedarykite tokios klaidos, nelaukite iki 36 savaitės, padarykite tai anksčiau. Dabar jau man jėgų tikrai tam trūksta. Tai žinoma, gimdyvės krepšį susikrauti naudoju šeimų bambos atmintinę, kur surašome pačius būtiniausius dalykus tiek gimdymo metu, tiek palatoje po gimdymo. Žinoma, viskas gali priklausyti ir nuo to, ar jūs gimdysite natūraliais takais, ar jūsų planuota cezario operacija, kiek toli nuo gimdymo namų gyvenate ir galite papildyti daiktus ir panašiai, bei ką galbūt specifiniai jūsų gimdymo namai gali pasiūlyti. Vis tik tai, aš laukiuosi dabar jau, kaip ir sakau, 3 vasaros leliuko, tai mano gimdymo krepšys bus labai paprastas, minimalistinis ir tikrai tik tie patys būtiniausiai daiktai. Taigi, pradedu nuo gerybės skrynelės, kaip sakant, tai yra kosmetinė, nes joje ko gero yra daugiausia daiktelių, ką pasiėmiau į gimdymo namus. Tai pirmiausia, vazelinas, ypatingai naudingas gimdymo metu, nes lūpos tikrai labai džiūsta. Tuomet drėgnas tualetinis popierius, tokios servetėlės, kurias galima mesti tiesiai į tualetą. Tai čia nėra šlapios servetėlės, bet tiesiog drėgnas tualetinis popierius. Po gimdymo tikrai gali norėtis daug švelniau nusivalyti viską. O kaip žinia, gimdymo namuose nelabai yra švelnaus tualetinio popieriaus. Taip pat ypatingai svarbus dalykas pasiimti į gimdymo namus, tai yra kompresai speneliams, nes ne tik gimdymas gali būti skausmingas, bet ir žindymas. Ypatingai žindymo pradžioje. Tai netgi ir pradžiai atsigaivinti Multimam kompresai speneliams. Keliaujame toliau ir ką dargi įsidedu, tai yra kelios gumytės, galima žinoma plaukų segtuką, tai kuo jums patogu susikelti, susegti plaukus. Gimdymo metu tikrai gali norėtis, man patogiausia gulėti, kaip ir sporto metu, tai yra su gumytėmis, o ne su segtukais, nors įprastai naudoju daug segučių. Taip pat vienas lifehackas - turėti šampūną, dušo želė, savo partneriui, kurį galėsite naudoti po gimdymo. Žinoma, dezodorantas, dantų priežiūros priemonės. Visada nepamirškite pasiimti ir savo, ir partneriui, tiek dantų šepetukus, tiek viską. Dildė, nes man ypatingai nemalonu, net ir neturint kažkokio manikiūro specifinio, bet ypatingai nemalonu, jeigu nulūžtų nagas, ypač turint lėliuką. Kremas veidui. Ir Afterbirth purškiklis tarpvietei. Tai šį galima jau irgi pasimti net ir į gimdymo namus ir nuraminti būtent tarpvietei, kuri pažįsta, kad limai buvo. Ir spenelių balzavimas, kaip ir sakiau, žindymas gali būti skausmingas, tai spenelius minkštinu jau nuo nėštumo pabaigos ir ypatingai naudinga gali būti iškart po gimdymo. Ir žinoma, tokie dalykai, kuriuos naudojate visuomet, tai jūsų vaistai, lęšiai ir akiniai, tai juos būtinai pasimkite su savimi. Taigi, kosmetinė supranta. Na, o toliau dar vienas svarbus dalykai. Po pirmųjų gimdymų naudojau tinklinės kelnaites po gimdymo ir jas dėjausi tokius didžiulius paketus į platus. Na, o dabar mano planas - kelnaitės po gimdymo. Tai tarsi menstruacinės kelnaitės, tiesiog tinklinės, sugeria ypatingai didžiulius kiekius kraujo. Tai aš pasiėmu XL dydžio, nes šitas su MSL jau ko gero. Ir manau, kad tiesiog šitos yra labai patogios ir dar daugiau sugeris. Tai pasiėmu visą pakuotę, kad galėčiau keistis ir galvoju, kad reikėtų papildomai dar vieną įsidėti. Na ir žindymo įklotai, tai juos dėsiu į liemenėlę. Nors pradeda skirtis priešpinis, bet kartais gali būti ir įvairių pratekėjimų. Man daug maloniau, kai dar vienuką surenkam vienkartiniai žindymo įklotai. Sekanti dalis, tai partneriai, drabužėliai. Įdedu partneriui tokius susagstymus marškinėlius, labai lengvus, kartu ir kelnes bei flip-flopsus. Na ir žinoma, drabužiai man pačiai. Iš drabužių savo pačiai
pasiėmu tokius marškinius pižamą, kurią galima naudoti tiek gimdymo metu, tiek po gimdymo. Tikriausiai gimdymo metu gal būsiu su ligoninės drabužiais, bet po gimdymo ypatingai svarbu, patogu, kad būtų ir žindymui, ir lengva, ir visos susagstomi lengvai. Galima kažkokį, žinoma, ir pižamyti ir su šortukais, bet man patogiausia atrodo tokie susagstomi naktinukai. Na ir žinoma, komplektukas grįžti namo. Priklauso ir nuo metų laiko, manau, žinoma, turėsiu ir tai, su kuo nuvažiuosiu gimdymo skyrius, nes stengiuosi važiuoti taip pat labai patogiai. Bet man tiesiog tamsias, plačias, juodas kelnes, tokias visiškai trikotažinės bei trikotažinį viršų. Tamsius, dėl to, kad, kaip ir sakau, dar gali būti ir kraujo, ir panašiai, tai tiesiog svarbiausia patogu, minkšta, platu ir tamsu arba marga. Taigi štai, drabužių rinkinukas man. Na ir dar vienas mažas ryšulėlis man. Tai žindymo liemenėlės, jas pasiimsiu, žinoma, važiuosiu su kažkuria ir tiesiai į gimdymą, bet ir pasiimsiu turėti po gimdymo. Tai aš renkuosi Boop 24/7 visuomet, jos man jau ir kitų praeitų nėštumų metu buvo pats patogiausias ir geriausias pasirinkimas. Įsidedu kelias šviesių spalvų ir kojinytės tiek gimdymo metu, tiek po gimdymo. Nepaisant to, ar žiema, ar vasara, kojos gali šalti, kaisti, visai kaip, tai pasiėmu ir kojinytės, kad turėčiau. Na ir tapkutės. Vykstant į ligoninę, turėti savo tapkės yra labai geras ir svarbus dalykas. Aš renkuosi flip-flopsus, minkštų nemėgstu, nes gimdymo metu gali būti įvairiausių biologinių išskyrų. Kraujas, vaisius, vandenis ir panašiai, tai tiek savo, tiek partneriui dedu flip-flopsus. Ir pereiname prie dalies gimdymo krepšyje naujagimiui. Tai naujagimiui paskiriu pusę lagamino, tai mažai būtybei naujai. Ir pažiūrėkite, kągi deduosi jam. Taigi pirmiausia, naujagimiui deduosi antklodę. Gali būti ir pledukas, užklotukas, vilnonis, medvilninis ar tiesiog antklodė. Kūrinkit tai, kas jums atrodo patogiau. Jeigu imate antklodę, galite pasiimti ir papildomą užklotuką. Ypatingai, kai ligoniai naujagimį šluosto ir sutvarko, tai tada, manau, labai faina ir jauku turėti savo užklodėlėje. Ir tuomet naujagimio maišelis. Taigi, ką pasiėmu naujagimui iš smulkių daiktų? Tai visų pirma, muslino vystiklai. Jie tokie ganėtinai dideli, bent 50x50 ir juos naudoju viskam pavalyti, seilėms, žindant, jeigu atpila, tai žodžiu visom įmanomom reikmėm ir jeigu kažką reikia dar pavalyti su drėkinu ir panašiai, tai šitai yra man labiausiai pasiteisinas dalykas. Naujagimiui bodžiukai su kelytėmis, imu 2-3 komplektukus, kaip ir sakau, priklauso nuo to, kiek planuojate būti ligoninėje. Šiaip dažniausiai labai rekomenduoju, kad jeigu pirmą kartą tapsite tėvais, naudoti tuos, kur šone susisagsto bodžiukai, smėlinukai. Aš jau kaip trečią kartą būsima mama supratau ir kad per galvą užvilkti bodžiukus tikrai įmanoma ir kartais gali būti dar greičiau ir lengviau. Tai imu keletą tokių, priklauso vėlgi nuo to, kuriuo sezonu gimdysite, ar tai reikia vilnos ar medvilnės, tai galite pagal tai pasirinkti. Ir dydžius imu 50 porą ir 56 porą, nes nežinau, kokio dydžio gims lėliukas. Ir kostiumėlis grįžimui namo, megztas, gali taip pat būti vilna, taip pat gali būti medvilnė pagal sezoną, kepurytė, 1-2 kepurytės lėliukui. Ir vilnonius kojinytės. Taip pat labai rekomenduoju pasiimti porą dydžių vilnonių kojinyčių, todėl kad nežinote, kokio dydžio gims mažylis. Ir sauskelnytės pradžiai. Žinoma, galima būtų sauskelnių prisidėti ir visą lagaminą, bet aš mėgstu tiesiog, kaip sakiau, labai kompaktiškai. Tai pasiėmu tik keletą pradžiai ir po to, kai reikės, papildysime. Štai, lėliukai krantelis taip pat sukrautas. Ir vienas svarbiausių dalykų būtų pamiršus - vanduo. Tai vandens aš pasiėmu gertuvę, nes man iš jos patogiausia gerti, gal dar tiksliau patogu labai gerti su šilteliu, kai nestaško, kai vanduo visada šaltas. Galima gimdymo metu nerekomenduojame gerti sulčių ar pieno produktų, bet galite gerti saldintą vandenį, tokia kaip ir gaiva. O aš tiesiog manau, kad svarbiausia turėti vandens ir hidratuotis, taip pat kaip šlapintis gimdymo metu. Taip pat labai svarbu visada ir turėti savo prieinamo vandens. Na ir keli paskutiniai akcentai gimdymo krepšį, bet ko ne svarbiausi, tai yra visų pirma jūsų dokumentai, nešiosios kortelė bei asmens dokumentas, tai dažniausiai pasas arba karjeros pažymėjimas.
Pakrovėjas. Nepamirškite telefono, ar jeigu pasiėmate planšetę ar kompiuterį pakrovėjo ir labai rekomenduoju kuo ilgesniu laidu, nes tikrai ligoninėje ne visada būna laisvos rozetės. Tai kuo ilgesnį laidą turėsite, tuo jums bus patogiau. Kramtoma guma, kažkaip prisimenu paskutinę minutę, tai nusprendžiau paimti tai, ką radau namuose, padėkosite ir jūs ir partneris. Bei užkandžiai, sakyčiau, lengvi užkandžiai gimdymui. Kartais, ypatingai dar gimdymo pradžioje, dar neprasidėjus aktyviam gimdymui, galima tikrai suvalgyti dar tai, kas yra lengvai virškinama, ar yra saldu, pavyzdžiui, šokoladas, vynuogė, ar koks džiovintas vaisius. Bet vis tik tai po to, kai gimdymas labai aktyvus, užkandžių rekomenduojama vengti. Vis tik tai užkandžių pasiemu, nes jie ypatingai aktualūs po gimdymo. Tada norėtųsi suvalgyti viską, ką matai aplink. Leiskite, vos nepamiršau, kad dar norėčiau pasiimti gimdymo chaladą, jeigu tik turite tam vietos. Tai yra nėštumo ir žindymo pagalbė, kuri tikrai jums pasitarnautų tiek gimdymo metu, tiek žindymui po jo. Taigi, atrodo, dabar jau paminėjau viską. Taigi, ačiū, kad susikrovėte gimdymo krepšių su manimi, o dabar manęs laukia paskutinė detalė, tiksliau ne manęs, o mano vyro. Dariau tai ir prieš praeitus gimdymus, kai jau pasirūpinu ir žinau, kas noriu, kad būtų gimdymo krepšyje. Tiesiog vakare visus daiktus jam išdėlioju ant sofos ar ant lovos ir jis turi pats viską išsiaiškinti, kur ten kas yra padėta ir sudėti atgal į lagaminą. Nes būtent partneris gimdymo metu gali ypatingai padėti surasti ir paduoti tai, ko reikia gimdymo krepšio. Ar tai vaselino, ar vandens, ar užkandžio, ar naujagimiui paduoti kepurytę. Tai nepamirškite, kad jis vienodai dalyvautų. Žinoma, kad mes dažniausiai išrenkame tuos visus daiktelius, bet įtraukite jį ir pažaiskite šį kaip ir smagų žaidimą. Išrikiuokite visus daiktus ir liepkite jam būtent sukrauti tą gimdymo krepšį. Taigi, linkiu jums sklandaus gimdymo. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu norite sužinoti daugiau naudingų patarimų, prisijungkite prie mūsų žemiau bambos nėštumo kelionės kursų. Arba tiesiog užsiprenumeruokite naujienlaiškį ir gaukite daugybę naudingos informacijos elektroniniu paštu. Iki.